Labas rytas, bažnyčia. Mane visai ką nustebina, ant kiek paprastos, bet kartu ir teologiškai teisingos būna mūsų vaikų dainelės, kai dainuoja, sako, Dievas stato namus. Tai šiandien mes irgi truputį vėliau apie tai pakalbėsim. Šiandien tokia šilta diena, mes kada, tai teko man pamokslauti per 2 karščiausias dienas, tai prieš 2 sekmadienius ir šiandien, tai galiu su Maike pamokslauti, nes užlipsiu. Ir mes kaip gyvenom Merilendo valstijoje, tada tai būdavo visą laiką toksai oras tenais ir sekmadieniais mes rinkdavomės, nes ant jūros kranto tokia stovyklavietė būdavo, tai mes rinkdavomės lauke. Iš viso su kėdėm, lauke, susėdė per tokį orą. Tai va, ten buvo karšta ir čia yra karšta, bet nėra blogo oro Dievo žodžiui. Todėl atsiminkim, kad praeito pamokslo metu mes matėme, kaip Paulius rodo tikro tarno pavyzdį, kaip rūpinasi, kovoja už bažnyčią. Paulius praeito pamokslo metu matėm, kad naudoja daug tokių karinių terminų, liktai kalbėdamas apie pasiruošimą kovai, apie bažnyčią kaip vieną tokį kariuomenės dalinį pasiruošusi kovoti. Ir to tikslas buvo, kad mūsų širdis būtų sustiprintos, kad mes būtume suvienyti meilę, kad mes būtume saugus Kristuje, kad mes pasiliktume teisingame tikėjime, kad niekas mūsų nesuvedžiotų ir mes būtume pasiruošę tai dvasiniai kovai kaip vieninga, tvirta Kristuje gerosios naujienos bažnyčia. O šiandien keliausime toliau ir atsiverskime visi kartu 2 laišką Kolosiečiams ir paskaitysime 6 ir 7 eilutes. 6 ir 7 eilutes. Taigi, 2 skyrius laiško Kolosiečiams, 6 ir 7 eilutes. Taigi sako, 6 eilutė. Taigi, kaip esate priėmę viešpatį Jėzų Kristų, taip ir gyvenkite jame. Įsišaknyję bei statydamėsi jame ir įsitvirtinę tikėjime, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo. Pasimelskime, sėdėkit. Brangus Dieve, mes kviečiam Dievę Tave čia, Dieve. Ačiū Dieve, kad turim Tavo žodį. Padėk mums, Dieve, jį suprasti, padėk mums, Dieve, sužinoti apie Tave daugiau, Tave pažinti geriau ir, Dieve, tikrai būti šiandien perkeistiems Tavo žodžiu. Dieve, tikrai mums kalbėk per savo žodį ir tom išdėkoju per mūsų viešpatį, Jėzų Kristų. Amen. Taigi matom, 6 eilutėje Paulius pirmą kartą šiame Kolosiečiams laiške pamini nurodymą, pamini kažkokį tai įsakymą mums. Ne tik, ko mes turime tikėti, tačiau pirmą kartą nurodo, ką mes ir turime daryti čianais. Po truputį mes judam į 2 Kolosiečiams laiško pusę ir per kelis ateinančius pamokslus baigsime gilintis į savo tikėjimo pagrindą Kristuje ir pereisime į 2 laiško pusę, kuri pabrėž mūsų gyvenimą su Kristumi. Taigi pirma laiško Kolosiečiams pusė įrodo, kad Kristus yra visko ir mūsų valdovas, o jeigu tai jau yra tiesa, 2 pusė, 3, 4 skyriai parodys, kaip jo vadovaujamas mūsų gyvenimas turėtų atrodyti. Taigi 2 skyriaus 6-7 eilutės yra lyg sutrumpinta viso laiško Kolosiečiams versija. Visa esmė laiško Kolosiečiams yra parašyta 6 ir 7 eilutėje. Vienu lietuvišku sakiniu Paulius nusako, apie ką visas laiškas Kolosiečiams yra. Taigi sakinys prasideda pabrėždamas, kaip mes tikime, o baigėsi pabrėždamas, kaip mes gyvename. Tai matot, aš tą laiško Kolosiečiams šūkį ne iš piršto išlaužiau, o iš tikrųjų Paulius tai mini ir 2 skyrius 6-7 eilutėje. Sutrumpinus tai būtų, kaip tiki, taip ir gyveni. Pradeda tuo, kaip tiki, o baigia, kaip gyveni. Kaip tiki, taip ir gyveni. Taigi pats Paulius mums taip nurodo savo Biblijos
šitos Biblijos Naujojo testamento tekste. Kaip tiki, taip ir gyveni. Arba kitaip tariant, mūsų gyvenimas, mūsų išoriniai veiksmai parodo, atskleidžia, kuo mes iš tikrųjų tikime. Kas iš tikrųjų yra mūsų širdyje. Taigi šiandien pažiūrėsime į du dalykus. Pažiūrėsime į mūsų tikėjimą viešpačiu Jėzumi Kristumi ir kaip mūsų gyvenimas su viešpačiu atrodo. Taigi pažiūrėsime į mūsų tikėjimą viešpačiu Jėzumi Kristumi ir kaip mūsų gyvenimas su viešpačiu atrodo. Taigi pirmiausia, mūsų tikėjimas viešpačiu Jėzumi Kristumi. Taigi prisiminkime po truputį kontekstą, labai trumpai. Kolosiečiam 1 skyriuje ir pirmose 2 skyriaus 5 eilutėse Paulius drąsina tikinčiuosius nesiblaškyti, nesviruoti, bet būti susikoncentravusius į Jėzų Kristų. Jis pristatė Kristų kaip visos visatos valdovą, kaip visko valdovą, kaip bažnyčios valdovą, kaip mūsų asmeninį viešpatį. Po to jis parodė mums Jėzaus Kristaus tarno pavyzdį, kaip Paulius aukojasi dėl bažnyčios, kaip mes turime aukotis dėl bažnyčios. Ir kada jis pristato Kristų, kaip mūsų asmeninį viešpatį, kad jis yra tarnas, kaip mes turime aukotis dėl bažnyčios, dėl kitų, dėl Dievo, jisai 6 eilutėje sako, taigi, kaip esate priėmę viešpatį Jėzų Kristų, taip ir gyvenkite. Pirmiausia, mums reikia atkreipti dėmesį, kad Koloso bažnyčios tie tikintieji buvo pirmoji karta tikinčiųjų iš viso. Jie buvo pirmoji karta tikinčiųjų po Kristaus. Pirmoji, antroji. Jie neturėjo 2000 metų krikščionybės istorijos, kaip mes dabar turim. Neturėjo lentynos komentarų, kuriuos kai kurie iš mūsų turime. Jie net Naujojo testamento neturėjo. Jie nieko neturėjo. Todėl Paulius, nutuokdamas, kokie sunkumai tikinčiųjų laukia, deda jiems pagrindus, stato juos ant pamato, ant kurio vienintelį jie turi šansą išstovėti. Jie turi vienintelį tinkamą pamatą ir tas pamatas yra Jėzus Kristus. Šią savaitę atlikau tokį eksperimentą, paėmiau savo Bibliją ir pasėmiau žalią markerį ir susižymėjau visas vietas, kuriuose Paulius mini Kristų. Matot, kaip žaliai išmarginta. Tai dabar žiūrėkit. Kolosiečiams laiške yra 95 eilutės. Kaip galvojate, kiek kartų Paulius pamini Kristų? Kolosiečiams laiške. Spėkit, kiek? Maždaug. 95 eilutėse. Mažiau. Beveik, truputį dar mažiau. Jisai paminė 65 kartus Kristų. 95 eilutėse 65 kartus. Ir va dar įdomu, kai studijuoja Dievo žodį, tai visą laiką stenkės pasižymėti žodžius, kurie pasikartoja ir žinosite, kokia esmė yra šitos vietos, kurie Paulius kalba arba kurią studijuojate. Taigi 1-2 skyriuje yra 52 eilutės ir ten paminėtas Kristus 47 kartus. Tai reiškia, 1 ir 2 skyriuje Paulius pamini Kristų skaityti kiekvienoje eilutėje. Kaip eilutė, taip jisai mini Kristų. Tai matom, koksai yra fokusas, ne? Pauliaus. O 3-4 skyriuje, kur kalba, kaip mes gyvename, yra 43 eilutės ir jisai pamini 18 kartų. Jau truputį mažiau, dėl to, kad jisai jau pagrindą Kristų padėjo 1-2 skyriuje ir po to jisai labiau kalba, kaip tą praktiškai mums įgyvendinti. Tai va, toksai įdomus atradimas. Taigi matom, akivaizdu, kad Jėzus Kristus yra Pauliaus fokusas šitame skyriuje ir pagrindas ant Kristaus. Taigi Paulius ragina kolosiečius neleisti niekam atsistoti tarp jų ir Kristaus. Nei klaidingam įsivaizdavimui, nei klaidingai filosofijai, nei klaidingam mokymui. Paulius žino, kad klaidinantis vėjai anksčiau ir vėliau kėsinsis susilpninti jų tikėjimą. Ir klausimas ne ar kėsinsis, bet kada kėsinsis. Nes tikrai kėsinsis. Todėl Paulius, žinodamas, kad to meto tikintieji neturi nei Naujojo testamento,
nei laiko patikrintos istorijos, iš ko galima pasimokyti, nei susiformavusios tos bažnyčios praktikos. Jos moko pagrindų pagrindą, kad tikintysis stovintis ant teisingo Kristaus supratimo, sekantis jo kaip viešpačiu, yra nepajudinamas tikėjime. Sako, taigi, kaip esate priėmę viešpatį Jėzų Kristų, taip ir gyvenkite jame. Paulius čia kalba apie pagrindų pagrindą, ant kurio mes statome savo tikėjimą ir gyvenimą. Ir dabar, kaip žinot, mokosi originalią graikų kalbą, tai vis pasižiūriu, kas čia kaip, ir kaip mano dėstytojas sako, kad kada žinai originalią kalbą ir gali pasižiūrėti, kas ten parašyta, tai yra lyg tai pradėtum žiūrėti televizorių, spalvotą televizorių pirmą kartą. Sako, taip skaitai, atrodo viskas gerai, atrodo lyg kaip nespalvotas televizorius, bet kada jau tikrai tą kalbą išmoksti, pasižiūri, kokias ten yra detalės, tai atrodo lyg tai atsiranda spalvos tam televizoriuje. Tai aš ir dabar pabandysiu jums truputėlį papasakot, truputėlį daugiau tų spalvų šitam tekstui suteikti. Taigi, graikų kalboje mes matom, kad mes esame priėmę Kristų, mes esame priėmę Jėzų savo viešpačiu. Graikų kalboje artikeliai yra taip sudėlioti, kad jisai sako, jūs priėmėte Kristų, jūs priėmėte Jėzų, jūs priėmėte viešpatį. 3 dalykai. Mes taip dažnai atrodo skaitom ir taip viešpatį Jėzų Kristų atrodo kaip vieną, bet Paulius specialiai dėjo artikelius, kad sakė, priėmėt Jėzų, priėmėt Kristų, priėmėt į savo viešpačių, norėdamas pabrėžti šitą dalyką. Taigi dabar pasižiūrėsime, kaip mes jį priėmėme, nors čia aišku yra tas pats žmogus, tas pats mūsų gelbėtojas, bet kadangi Paulius pabrėžė, kad jūs priėmėte tą ir tą ir tą, tai mes dabar trumpai pasižiūrėsim, ką reiškia, kad mes priėmėme jį kaip Kristų. Pirmiausia, tai kaip mes visi puikiai žinom, kad Kristus nėra Jėzaus pavardė. Visai, kai mes sakom Jėzus Kristus, todėl gali susimaišyti, kad Kristus yra jo Jėzaus pavardė, bet ne. Kristus nėra Jėzaus pavardė, Kristus yra Jėzaus titulas. Mes priėmėme jį kaip Mesiją, kaip pateptąjį. Apie Mesijo atėjimą buvo pranašaujama Senajam testamente 1000 metų prieš jam ateinant. Pirmąją pranašystę apie Mesiją gelbėtoją mes randam jau 3 pradžios knygos skyriuje. Jau pirmose Biblijos puslapiuose randame pagrindinę Senojo testamento temą. Jeigu taip apibendrinti visą Senąjį testamentą, tai galėtume pasakyti, kad jo tema yra Mesijas ateina. Mesijas ateina. Sako, Mesijas ateina. Jau nuo pat pirmų puslapių sako, jisai ateina. Senasis testamentas laukia ateinančio gelbėtojo, karalių karaliaus, pranašo ir vyriausiojo kunigo Kristaus. O Naujas testamentas sako, kad Mesijas jau atėjo ir vėl sugrįš. Mesijas jau atėjo ir vėl sugrįš. Ir kuomet jisai sugrįš, kiekvienas žmogus, tikintis juo ar ne, kiekvienas kelis priklaups ir pagarbins jį kaip savo karalių ir viešpatį. Po to jam suteikta galia, Kristus įmes šėtoną, demonus ir visi, kurie jo neseka kaip viešpačių ugnies ežerą. Nes tėvas viską paklojo po jo kojomis ir padarė Kristų mūsų karaliumi. Taigi pirmiausia, mes jį priėmėm kaip Kristų, Mesiją, pranašą, vyriausią kunigą ir mūsų karalių. Antra, mes jį žinom, mes jį priėmėm kaip Kristų, kaip Jėzų. Jėzus buvo žemiškas mūsų gelbėtojo vardas. Jėzus. Paulius pabrėžė, kad Kristus iš tiesų atėjo į žemę, kad jis iš tiesų tapo žmogumi, su tikru kūnu, su tikru krauju, kaip ir mes. Kristus iš tikrųjų buvo istorinė asmenybė, kuri yra aprašyta Biblijoje ir dar daugybėje istorinių šaltinių. Jėzus, Dievo sūnus, kuris per amžius buvo su tėvu danguje, nusižemino, įsikūnijo ir tapo žmogumi. Pagrindinė priežastis, kodėl jis tapo žmogumi, yra, kad jis galėtų už mus mirti, kad galėtų atpirkti žmoniją. Jis tą ir padarė, jis buvo nukryžiuotas
Kristus buvo tėvo paaukotas už mūsų nuodėmės. Kristus buvo 100% žmogus ir 100% Dievas. Tai galima sakyti, kad Kristus buvo 200%. Mes esam tik 100, o jisai buvo 200%. Jis buvo pilnai žmogus ir pilnai Dievas. Jisai būdamas žmogus žemėje, kaip ir mes, nenusidėjo, nepadarė nei vienos nuodėmės ir vėliau mirė savo žemiškame kūne. Taigi mes jį priėmėme kaip už mus kentėjusi ir už mūsų nuodėmės ant kryžiaus nunešusi 100% Dievą, 100% žmogų Jėzų. Ir trečia, mes jį priėmėm kaip Kristų ir žinome jį kaip Kristų, kaip Jėzų. Trečia, mes jį priėmėme kaip mūsų viešpatį. Kaip mūsų viešpatį. Čia yra panaudotas toksai graikiškas žodis kyrios. Kyrios. Tai reiškia viešpats, tai reiškia šeimininkas. Ir čia labai toksai yra svarbus momentas, todėl kad Senajame testamente hebrajiškas žodis įvardinti Dievą buvo Jahvė. Arba kaip žydai jį pagarbiai vadino Edonai. Edonai. Ir kuomet Senasis testamentas buvo išverstas į tuo metu visiems suprantamą graikų kalbą, žodis Jahvė tiek Senajame testamente, tiek Naujajame testamente buvo kyrios. Kurijos. Taigi viešpatės priėmimas čia ne tik pasako, kad mes įtikėjome, tačiau pabrėžia, kad mes priėmėme visą tą tikėjimo mokymą. Kad mes buvome pasaulyje, pasaulio mokymė ir atsisakę, priėmėme visiškai priešingą tikėjimą, kuris yra Kristuje Jėzuje. Paulius šį mokymą priėmė iš Kristaus, tada perdavė Epafrui, Epafras perdavė Kolosiečiams. Tai Paulius sako, jūs perėmėte šį tikėjimą Kristumi. Paulius galėjo pasakyti, kad mes tiesiog įtikėjome, tačiau jis pabrėžė, kad mes esame visiškai dabar kitoje sistemoje. Mes priėmėme visiškai kitokį mokymą. Todėl klaidingi mokymai, kurie bus minimi vėliau, netitiks šito tikėjimo ir kolosiečiams bus lengviau nebūti suklaidintiems. Tai kolosiečiai priėmė, pripažino Kristų kaip jų gyvenimo kyrios, kaip jų gyvenimo Jahvė, kaip jų gyvenimo Edonai, vienintelį Dievą, viešpatį ir svarbiausia jų gyvenimo šeimininką. Jie atmetė visus kitus autoritetus savo gyvenime ir priėmė Kristų kaip vienintelį jų gyvenimo pagrindą, kaip vienintelį Dievą. Jėzus tapo jų viešpačiu, Jėzus tapo jų gyvenimu. Taigi, jeigu Kristus iš tiesų yra, kas jis sako, kad yra, jis yra visko valdovas, kai matėme pirmąjį skyriuje, jis yra visatos, bažnyčios, mūsų asmeninis viešpats. Jeigu jis visko šeimininkas, tuomet jisai turi būti visko šeimininkas ir mūsų gyvenime. Jeigu jis yra visatos šeimininkas, jeigu jis yra bažnyčios šeimininkas, tai jisai yra visko šeimininkas ir mūsų gyvenime. Kuomet mes atiduodame savo gyvenimą, savo gyvenimo valdymą į Dievo rankas, mūsų gyvenimas niekuomet nebus toks, koks buvo. Taigi Paulius sako, kad jeigu teisingai jūs suprantate, kas yra Jėzus Kristus, o jis yra jūsų gyvenimo viešpats, šeimininkas, jis yra jūsų gyvenimo valdytojas, tai nėra jokios kitokios išeities, tik tai gyventi jame. Nes jeigu jūs teisingai matote Kristų, tai jau ir gyvenate jame. Jeigu jūs matote jį kaip savo viešpatį, kaip savo valdovą, kaip gyvenimo šeimininką, tai jūs ir gyvenate jau jame. Taigi tikėjimas ir gyvenimas yra neatsiejami du dalykai. Dabar pažiūrėkime į antrojo skyriaus 6 eilutės galą, patį galą. Sako, taip ir gyvenkite jame. Čia vėl matome graikų kalboje, kad parašyta, kad tas žodis jame eina pirmiau negu gyvenkite. Ir tai pabrėžia, kad mes pirmiausia turime būti jame, kad galėtumėm gyventi. O esame jame, jeigu jis yra mūsų viešpats.
Ir šitame Kolosiečiams laiške Paulius vis nepaliauja kartoti kažkokiu tai žodžiu, pavyzdžiui, kaip Kristus, arba kaip jame. Ir paskui vėliau pamatysime, kad jis nepaliauja kartoti žodžiu dėkokite. Tai jis, pavyzdžiui, sako Paulius jame, sako 1 skyriaus 16 eilutėje, sako, nes jame sukurta viską, kas yra danguje ir žemėje. 1:17. Ir visa jame laikosi. 1 skyrius 19. Nes tėvui patiko jame apgyvendinti visą pilnatvę. 2 skyrius 19. Jame kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė. 2:10. Ir jūs esate tobuli jame. Ir Paulius kartoja per visą šitą laišką jame. Tai irgi galima pasižymėti su kitos spalvos markeriu. Ir žinosime, į ką Paulius kreipia dėmesį. Ir taip pat 6 eilutės gale Paulius sako, gyvenkite. Ir čia sutinkamas pirmas, kaip jau minėjau, Pauliaus nurodymas mums. Pirmas nurodymas, ką mes turime daryti. Kadangi Paulius padėjo gerą mums tikėjimo pagrindą, pirmame skyriuje išdėstė, kas Jėzus toks yra, kaip Jėzaus tarnas turi atrodyti, kaip Jėzui reikia tarnauti, Paulius po truputį pereis iš šitos sferos, kuo mes tikime, į tai, kuo mes gyvename. Jis sako, gyvenkite. Sako, esamojo laiku čianais, gyvenkite. Reiškia, kad mes dabar turime sekti Dievu. Sako, dabar gyvenkite, dabar sekite Dievu. Tai nereiškia, kad mes Kristumi sekėme, tai nereiškia, kad mes Kristumi seksime, kada pasensim, arba Kristumi seksime, kada turėsim daugiau laiko, mažiau darbo, bet jis sako, šiandien, dabar sekite Kristumi. Ir šitas žodis iš tikrųjų originalioje kalboje reiškia vaikščiokite. Labai gražiai parašyta, vaikščiokite jame arba vaikščiokite su juo. Ir kai žiūri žodį vaikščiokite, tada supranti, kad vaikščiokite žodis nereiškia bėkite. Vaikščiojimas nėra sėdėjimas, nėra skraidimas. Vaikščiojimas yra žingsnis po žingsnio keliavimas su Dievu ten, kur jis mus veda. Kiekvieną dieną žingsnis po žingsnio jis mus veda savo tikslo link. Taigi pažiūrėjome į mūsų tikėjimą Jėzumi Kristumi, kaip mūsų viešpačiu, o dabar pažiūrėsime, kaip mūsų gyvenimas su viešpačiu atrodo. Skaitykime Kolosiečiams 2 skyriaus 7 eilutę, nors gal 6 ir 7. Sako, 6 eilutė. Šiandien mes matome, taip pat irgi norėčiau pabrėžti, kad čia yra toksai vienas sakinys, vienas lietuviškas sakinys, kuriame Paulius kalba apie tikėjimą Kristumi ir apie gyvenimą. Viskas sutalpina į vieną sakinį, todėl, kad tai yra neatskiriami dalykai. 6 eilutė. Taigi, kaip esate priėmę viešpatį Jėzų Kristų, taip ir gyvenkite jame. Įsišaknyję bei statydamėsi jame ir įsitvirtinę tikėjime, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo. Tai Paulius nurodo 4 ypatybės, kaip mūsų gyvenimas su viešpačiu turi atrodyti. Mūsų gyvenimas su viešpačiu pirmiausia yra išaknytas, paskui statomas, tvirtas ir dėkingas. 7 eilutėje matome, kad mūsų gyvenimas yra išaknytas Kristuje, statomas ant Kristaus, tvirtas Kristuje ir kupinas dėkingumo. Tai šiandien pažiūrėsime iš tas 4 savybės trumpai. Taigi pirma ypatybė gyvenant su viešpačiu yra, jog mes esame išaknyti Kristuje. Mes esame išaknyti Kristuje. Pirmą mūsų gyvenimą su viešpačiu ypatybę Paulius iliustruoja iš sodininkystės pasaulio. Tai labai įdomu, mes pamatysim, kad jis kiekvieną šitą mūsų savybę iliustruoja vis iš kitokios gyvenimo srities. Praeitas pamokslas buvo, jisai ima karinius terminus, šiandien jisai ima irgi iš kitų gyvenimo sričių. Atrodo, kad kiekvienas žmogus, kad ir kur tu būtum, ar tu būtum karys, ar sodininkas, ar dar pamatysim, kokioje specialybėje esi susidūręs, kad tu visą laiką matytum kažkokį tai praktinį pritaikymą ir savo gyvenime šitų tiesų. Tai jisai panaudoja šitą pavyzdį iš sodininkystės pasaulio. Čia Paulius kalba apie išaknyjimą, į mūsų išaknyjimą geroje dirvoje.
įsišaknyjimą mūsų gyvybės šaltinėje, kas mums teikia gyvybę. Ir kas labai svarbu paminėti, kad originalioj kalboj pasyvi šio žodžio forma rodo, kad įšaknyjimo veiksmą atlikome ne mes, o atliko Dievas. Amžinas ir neatšaukiamas įšaknyjimas jau įvyko. Nuo išgelbėjimo momento ir amžinai Dievas mus įšaknyjo savyje. Kristus tapo mūsų dvasinio maisto, augimo ir vaisių šaltiniu. Mes visi, aišku, puikiai žinome pirmą psalmę. Pirmoje psalmėje labai gražiai ir vaizdžiai yra aprašoma, koks bus žmogus, kuris gyvena su viešpačiu, kurio šaknis yra suleistos viešpatie, kurio šaknis yra savo gyvybės šaltinėje. Tai paskaitysiu pirmos psalmės, pirmas 3 eilutes. Sako, palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip patarė bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais, bet mėgsta viešpaties įstatymą ir mąsto apie įstatymą dieną ir naktį. Jis bus kaip medis prie upelio pasodintas, kuris metui atėjus duoda derlių ir jo lapai nevysta. Ką jis bedarytų, jam sekasi. Šioje eilutėje žodis pasodintas nurodo, kad palaimintas žmogus iš tikro buvo persodintas. Nepasodintas, o persodintas. Viešpaties paimtas iš nusidėjėlių ir bedievių kelio ir persodintas prie gyvybės šaltinio. Palaimintas žmogus yra persodintas. Mes esam persodinti iš pražūties į gyvenimą. Mes esam tikintieji kaip didelis tvirtas ąžuolas, tvirtai iššaknytas Kristuje, prie to upelio. Mes esame įleidę savo šaknis ten, kur galime gauti visko, ko mums reikia sveikam, dievotam gyvenimui ir vaisių nešimui. Dažniausiai medžio šaknų nesimato, tačiau jos yra būtinos, kad augalas klestėtų. Nes be tvirtų šaknų, kas ateis kažkokios tai audros, vėjai, kaip vakar buvo, ateis škvalas, išbandymai mūsų gyvenime ir tas medis gali būti nuverčiamas. Nes jis niekuomet galbūt ir nebuvo įsišaknyjęs Kristuje. Morkaus 4 skyriuje, 5-6 eilutėje, Kristus sako palyginimą apie sėjėją, kad sėkla kritusi ant uolėtos dirvos greitai sudygo, tačiau neturėjo šaknų. Todėl tik saulei patekėjus, pirmam išbandymui atėjus, išdagė ir nudžiuvo, nes neturėjo šaknų, nebuvo iššaknyta Kristuje. Bet netoks yra tikintysis, Dievo iššaknytas Kristuje. Jeremijas labai gražiai cituoja pirmąją psalmę, biškį ją papildo ir paklausykite, koks bus Kristuje iššaknytas tikintysis. Ta pati pirma psalmė, tik tai Jeremijas ją kitaip perteikia. Jeremijo 17:8 sako, jis bus kaip medis pasodintas prie vandens, leidžiantis šaknis prie upelio. Jis nebijos ateinančios kaitros, jo lapai visada žaliuos. Jis nesirūpins sausos metu, bet nuolat neš vaisių. Tačiau, nors ir turime šaknis įtvirtintas gyvybės šaltinėje, mes vis tiek galime būti silpnas medis, jeigu nuspręsime nesimaitinti. Maistas yra padėtas, Dievo žodis yra čia, tikinčiųjų susirinkimas yra čia, bet mes nesimaitinam. Neimam to maisto. Mes esam per daug užsiėmę pavalgyti, atsiranda kitų priežasčių, kodėl mes atsisakome mūsų kasdienio dvasinio maisto. Bet mes jau turime šaknis. Maistas yra padėtas prie mūsų, mes turime Dievo žodį, daugiau negu 1000 puslapių Dievo kalbėjusio mums, užrašyto, todėl mes turime maitintis, kad būtume stiprus medis. Taigi tas medis bus dvasiškai stiprus, jeigu jisai maitinsis. Tai mes pažįstam savo viešpatį per gilinimąsi į tai, kad jis yra, per gilinimąsi į jo žodį, studijavimą jo žodžio. Taip pat mes tinkamai nesimaitinsime, jeigu nebus maldos mūsų gyvenime, jeigu mūsų gyvenimas nebus persmelktas malda.
jeigu apleisime tikinčiųjų susirinkimą, jeigu nebendrausime vienas su kitu, jeigu nepasistiprinsime vienas kito suklupus, taip pat bus sunku augti, jeigu mes viens kitam netarnausim. Kolosiečiams 1 skyriaus gale turėjome 2 pamokslus, jog krikščionis yra viešpaties Jėzaus Kristaus tarnas. Todėl Dievo žodžio žinojimas, malda, bažnyčios lankymas yra neatsiejama krikščioniško gyvenimo dalis. Bendravimas su tikinčiaisiais, jeigu negalite į bažnyčią ateiti. Malda už tikinčiuosius. Biblijos studija. Ir mūsų branda turi įsireikšti ne mūsų sukauptomis žiniomis, o nuolankia tarnystė vienas kitam. Mes galime sukaupti daug žinių, mes galime prieš savo brolį laimėti teologinį argumentą, bet klausimas, ar mes laimėsim savo brolį, ar tik argumentą ir prarasim savo brolį. Taigi mūsų gerosios naujienos bažnyčia turi būti tarnaujanti bažnyčia, turi būti besimaitinanti bažnyčia, turi būti auganti bažnyčia. Kuo labiau mes būsime įsišaknyję Kristuje, kuo mes labiau nuolankiai atiduosime kiekvieną savo gyvenimo sritį į mūsų viešpačio rankas, tuo mes labiau galėsime vienas kitam pasitarnauti. Padėti, padrasinti, nukreipti vienas kitą link artimesnio santykio su savo gelbėtumi Jėzumi Kristumi. Taigi mes gavome iš Dievo didelę malonę. Iš Dievo malonės mes buvome išgelbėti, išaknyti jame su tikslu, kad mūsų gyvenimas augtų. Su tikslu, kad mes būtumėm vaisingi, kad mes neštume vaisių Dievo garbiai. Kaip Dievo žodis yra pilnas šito paraginimo. Efeziečiams 2:10 sako, mes esame sukurti nešti vaisių. Mums yra įsakyta nešti vaisių, Jono 15 skyrius. Mūsų šlovinimas yra vienas iš vaisių, Hebrajams 13. Mūsų finansinis davimas yra vaisius, Romiečiams 15. Mūsų dievotas gyvenimas yra vaisius, Hebrajams 12. Dievotas elgesys yra vaisius, Galatams 5. Ir galima vardinti, kokius vaisius turi sveikas tikinčiojo gyvenimas užauginti. Mes studijavome dvasios vaisių, taip pat stovykloje gilinamės į visus dvasios vaisiaus dalis per savo šeimų stovyklą. Kažkada bus įdėti įrašai į YouTube paskyrą, tai galėsite pasižiūrėti, kaip vaisingas gyvenimas atrodo krikščionio. Tai krikščionio gyvenimas turi nešti vaisių. Ir vaisių gausa parodo, kad medis yra sveikas. Kad jis turi šaknis, kad jisai maitinasi, kad jisai padeda kitiem maitintis, kitiem įsitvirtinti. Todėl mums yra labai svarbu ne tik tai teisingai tikėti ir žinoti, tačiau teisingai ir gyventi. Taigi pirma ypatybė gyvenant su viešpačiu yra, jog mes esame įšaknyti Kristuje. Antra ypatybė gyvenant su viešpačiu yra, jog mes esame statomi Kristuje. Mes esame statomi Kristuje. Kaip dainavom šiandien, Dievas stato namus. Dievas stato namus. 7 eilutė. Sako, įsišaknyję bei statydamėsi jame. Antram pavyzdžiui, kaip gyventi Kristuje, Paulius naudoja žodį iš architektūros pasaulio. Iš architektūros pasaulio. Kiekvieną kartą, kada Paulius naudoja šitą žodį, jis kalba apie mūsų pagrindą, tikėjimo pagrindą Jėzumi Kristumi. Kaip ir žemėje, kurioje mes esame įšaknyti, taip ir mūsų tikėjimo pamatas yra Jėzuje Kristuje. Šis žodis taip pat panaudotas esamuoju laiku, tai reiškia, kad šis statymo procesas vyksta visuomet esamuoju laiku krikščionio gyvenime. Visą laiką statymo procesas vyksta. Ir taip pat, kaip ir su įšaknyjimu, taip ir su statymu yra pabrėžiama, kad tai yra Dievas, kuris mus įšaknyja ir tai yra Dievas, kuris mus stato savyje. Jis yra mūsų tikėjimo statytojas. Nors ir mes turime paklusti Dievo žodžiui, augti dvasiškai, tačiau tik mūsų santykis su Dievu per šventąją dvasią, per Dievo žodį gali mus auginti. Taigi mes esame statomi Kristuje. Kiekvieno mūsų tikinčiojo gyvenimas yra lyg nebaigtas pastatas. Statybos vyksta. Tikriausiai kiekvienas esate matę
statybos, kada pastatas stato. Daug statybų vyksta Kaune. Mes jau daug ką praleidom, atvažiavom, visko pristatyta dabar, bet jūs viską matėt, kaip viską ten statė. Ir kai kurie veiksmai, kurios statybininkai daro, tokie yra akivaizdus. Matome, kada yra ten dėjamas pamatas, tada statomos kažkokios tai aukštos konstrukcijos, dedamas stogas ir tokie dalykai, kuriuos tu matai. Tačiau kartais atrodo, kad statybos sustoja. Nors tos statybos ir vyksta lygiai tokiu pačiu tempu, bet atrodo, kad niekas nevyksta, todėl kad darbininkai daro kažką, kas yra nepastebima išoriškai. Ką jie daro? Vedžioja laidus, ten gal vamzdžius kažkokius tai daro, ko išoriškai nesimato. Aš nesu statybininkas, tai nelabai žinau, kad ten daro, bet žinau, kad Nerijus žino. Jis dabar namą stato, tai jau ten, jeigu reikia kažką tai apie statybas, tai Nerijui kreipkitės. Bet tokie žinomės, kas yra susidūrę, kad tokie nematomi darbai yra būtini kokybiškai pastatyti pastatą, kad pastatas tinkamai atliktų savo funkciją. Taip yra ir mūsų santykė su Dievu. Dievas visuomet dirba su mumis, stato mūsų tikėjimo pastatą. Kartais Dievas dirba su mumis srityse, kurios nėra taip gerai matomas, bet labai svarbios mūsų dvasiniai sveikatai. Mes diena iš dienos, žingsnelis po žingsnelio, sekame, paklūstame, klumpame, keliamės, pasitikime savo viešpačiu ir taip esame statomi. Mūsų pastatas, kaip jau minėjau, yra dar nebaigtas, vyksta statybos. Mūsų gyvenimas yra statybų aikštelė, yra Dievo statybų aikštelė. Mes dar nesame tobuli, mes visi esame šventėjimo procese. Esame šventėjimo procese. Mes statome savo tikėjimą plytą po plytos, diena iš dienos, išbandymas po išbandymo, kol galiausiai tampame vis panašesni į savo Kyrios, į savo Edonai, į savo valdovą Kristų, kuris, kaip pats pradėjo, taip ir užbaigs mūsų tikėjimo pastato statybą ir mes būsime šventi su juo danguje. Taigi klausimas ne ar užbaigs, o kada užbaigs. Tikrai mūsų pastatas bus užbaigtas. Taigi pirma ypatybė, mes esame įšaknyti Kristuje. Antra ypatybė, mes esame statomi Kristuje. Trečia ypatybė gyvenant su viešpačiu yra, jog mes esame tvirti Kristuje. Mes esame tvirti Kristuje. Dar 7 eilutę paskaitykim. Sako, įsišaknyje bei statydamėsi jame ir įsitvirtinę tikėjime, kaip esate išmokti kupini dėkingumo. Sako, įsišaknyje bei statydamėsi jame ir įsitvirtinę tikėjime. Trečią pavyzdį, kaip gyventi Kristuje, Paulius naudoja žodį iš teisinio pasaulio. Naudotais iš pradžių iš sodininkystės, paskui iš architektūros, dabar iš teisinio pasaulio. Prieš tai dar iš kariuomenės praeitam pamoksle. Taigi šis žodis yra naudojamas pabrėžti, kad jums kažkas liktai teisiškai priklauso. Arba, kad tai yra kažko tai natūralus rezultatas. Taip ir turi būti. Paulius sako, kad jūs esate iššaknyti ir statomi jame. To rezultatas jūsų gyvenime yra įtvirtintas tikėjimas. Įsišaknyjimas Kristuje ir augimas jame įtvirtina mūsų tikėjime. Tiek įsišaknyjimas, tiek statymas, tiek įsitvirtinimas vyksta ne mūsų jėgomis, o Dievo mums suteikta jėga. Dievas mus iššaknyja, Dievas mus stato, Dievas mus įtvirtina, ne mes patys, o Dievas tai daro mūsų gyvenime. Tikriausiai nedaugelis iš mūsų galėtų sakyti, kad esate pilnai įsitvirtinę tikėjime. Tačiau Paulius pabrėžia, kad mes turime būti tvirti Kristuje. Nes kitaip, aišku, bus mums labai sunku atstovėti tą pasaulio tokį filosofijos tsunami, kurį mes patiriam kiekvieną dieną, kuris kiekvieną dieną bando mus atitraukti nuo tikėjimo, net to nejaučiant, po truputį mus traukia. Dažniausiai mažais žingsneliais, kaip mūsų pastas yra statomas plyta po plytos, taip plyta po plytos jisai yra ir griaunamas. Tikintieji nenuklysta į klaidingus mokymus per naktį.
tikintysis, besimaitindamas, esantis teisingame mokyme, nenuklysta į klaidingą mokymą per naktį. Tai yra plyta po plytos griaunamas tikėjimas. Viena mintis čia, kita mintis ten. Ir mes jau galvojam, ko neturėtumėm. Mes esame nuodėmingi, gyvenam nuodėmingam pasaulyje, turim nuodėmingą prigimtį, nors ir prikalta prie kryžiaus, bet ji vis dar gyva. Todėl mes ją turime marinti, o ne maitinti. Galvau duoti pavyzdį, kaip reikia mūsų nuodėmingą prigimtį marinti, bet paklauskit pastorius. Jisai labai gerą pavyzdį davė, neužmirštamą, neišdildomą įspūdį padaręs to pavyzdžių pas mus stovyklų, tai paklauskit pastorius, kaip reikia marinti nuodėmingą prigimtį. Taigi, velnias visą laiką nori atitraukti mus nuo tikėjimo, kiekvieną dieną įvairiais būdais. Jis randa visokių išradingų būdų, jeigu vienas būdas neveikia, jisai bandys kitą, todėl mes visą laiką turime budėti. Tačiau jeigu mes būsime tvirtai, įsišaknyje Kristumi, maitinsimės, būsime statomi jame, tuomet turėsime Kristuje tvirtą tikėjimą. Taigi trečia ypatybė gyvenant su viešpačiu yra, jog mes esame tvirti Kristuje. Apsipyliau, nieko. Nieko tokio. Taip. Bet prieš žvelgiant į ketvirtą ypatybę, pažiūrėkime 7 eilutėje į esančius žodžius. 7 eilutė sako, įsišaknyje bei statydamėsi jame ir įsitvirtinę tikėjime, kaip esate išmokyti. Kaip esate išmokyti. Viską darykite, kaip esate išmokyti. Tai kas juos išmokė? Va. Tik šėtoną paminėjau ir iš karto apsipyliau, langai daužosi. Tai va, kas juos išmokė? Kas kolosiečius išmokė šito tikėjimo tiesų? Tai žinoma buvo tikriausiai Paulius siųstas pastorius Epafras. Kolosiečiams 1 skyriaus 7 eilutė sako, to jūs išmokate iš mūsų mylimojo bendradarbio Epafro, kuris jums yra ištikimas Kristaus tarnas. Jis jos išmokė ne tik tai tikėjimo tiesų, bet ir rodė savo pavyzdžių, kaip tą tikėjimą reikia gyventi. Taigi mes visi turime būti nusižeminę, kad priimtumėm pamokymą iš kitų tikinčiųjų. Paulių mokė Kristus, Epafra Paulius, kolosiečius Epafras, o mes mokomės tiek iš Kristaus, tiek iš Dievo žmonių Biblijoje, tiek vienas iš kitų bažnyčioje. Kartais yra problema, kad mes nenorim mokytis vienas iš kito. Jaunimas sako, kad tie vyresni žmonės, jie tokie senamadiški, užsiciklinę, tik himnus nori giedot. Vyresni žmonės taip pat pasiekia tokią, kabutėse, brandą, kad neklauso, ką jaunesnis brolis ar sesė nori pasakyti. Bet kad ir kokia situacija būtų, čia aišku toksai juokingas pavyzdys, bet kad ir kokia situacija būtų, mes turime būti pasiruošę priimti pamokymą iš vienas kito. Pataisimą, padrasinimą vienas kito. Mes turime būti mokus tikintieji. Aišku, žinoma, viską turim filtruoti per Dievo žodį ir melstis, prieš kažką sakant broliui, melstis, prašyti Dievo išminties, ne bet ką sakyti, bet mes turime būti mokus tikintieji. Dievui patinka mokus tikintieji. Taigi pirma ypatybė, mes esame įšaknyti Kristuje, antra ypatybė, mes esame statomi Kristuje, trečia, mes esame tvirti Kristuje ir ketvirta ypatybė gyvenant su viešpačiu yra, jog mes esame kupini dėkingumo. Tai ketvirtą pavyzdį, kaip gyventi Kristuje, Paulius naudoja žodį iš gamtos. Tiesiog iš gamtos naudoja žodį. Mes esame įšaknyti kaip medis sode, esame kaip statomas pastatas, esame teisiškai tvirtinti Kristuje ir galiausiai mūsų dėkingumas yra kaip upė, išsiliejanti iš savo krantų. Graikų kalboje įšaknyti, statomi, tvirti, kuriuos jau pažiūrėjom, nurodo, ką Dievas daro. O žodis dėkingi nurodo, ką mes darom.
Taigi mūsų dėkingumas yra rezultatas Dievo daromo darbo mūsų gyvenime. Yra pabrėžiama, kad išaknyti, statomi tvirti, tą daro Dievas. Dėkingumą darome mes. Mes turime būti dėkingi kaip upė, kuri turi tiek vandens, kad nebegali išsilaikyti savo vagoje. Tai nėra normali upė. Tai upė, kuri pastoviai liejasi iš savo krantų. Mūsų dėkingumas už tai, kad Dievas daro mūsų gyvenime, turi užtvindyti mūsų gyvenimą dėkingumu. Tiesiog užtvindo mūsų gyvenimą dėkingumu už tai, kad Dievas padarė mūsų gyvenime. Taigi Pauliaus, Epafro gyvenimas ir Kolosiečiams laiškas persmelktas dėkojimu. Taigi pasiėmiau geltoną markerį ir susižymėjau, kiek kartų žodis dėkojimas Kolosiečiams laiške yra panaudotas. Ir pastebėjau, kad yra ne tiek tai, kad daug kartų panaudotas, bet jis yra panaudotas pastoviai. Pastoviai kažkokią sekciją Paulius dėkoja arba ragina dėkoti. Tai Kolosiečiams 1:3 sako, nuolat melsdamiesi už jūs dėkojame Dievui. 1:12. Su džiaugsmu dėkojame Tėvui. 2:7. Būkite kupini dėkingumo. 3:15. Būkite dėkingi. 3:16. Su dėkinga širdimi giedokite. 4:2. Nuolat melskitės dėkodami. Tai vis, karts nuo karto Paulius kažką išdėsto, sako, būkite dėkingi, išdėsto, būkite dėkingi per visą šitą laišką. Mes turime būti dėkingi, nes viskas, kas ateina iš viešpaties. Tai, ko mes tikime, tai, ko mes gyvename, ateina iš viešpaties. Ir taip pat svarbu pastebėti, kad šitas žodis dėkingumas, tai nurodo veiksmą. Tai nereiškia, kad mes esame tiesiog dėkingi, bet tai nurodo, kad mes aktyviai turime dėkoti Dievui. Toks aktyvus dėkojimas čia nurodomas. Mes turime dėti pastangas, kad dėkotumėm. Man atrodo, mūsų labai geras pavyzdys yra mūsų bažnyčioje, kada mes pirmą maldą meldžiamės, mes aktyviai dėkojam. Ne tik esame širdyje dėkingi Dievui, ką turime būti dėkingi, bet mes viešai kartu sakom, Dieve, mes tau dėkojam. Kiekvieną kartą, kaip mes meldžiamės, visą laiką tikriausiai pradedam, tęsiam ir baigiam savo maldą, visą laiką sakom, ačiū Dievui už tą, ačiū už aną, visą laiką jam dėkojam Dievui. Aktyviai dėkojam ir Paulius ragina, kad tai yra teisinga, aktyviai dėkoti, išsakyti padėką Dievui, iš ką jis tai daro. Mūsų gyvenimas turi būti persmelktas dėkojimo. Kaip dideli, paimsiu pavyzdį iš sodininkystės, kaip dideli, sultingi ir saldus obuoliai sode, rodo, kad obelis yra sveika, taip gyvenimas kupinas dėkingumo Dievui yra neginčiamas įrodymas dvasiškai sveiko tikinčiojo. Neginčiamas įrodymas dvasiškai sveiko tikinčiojo. Taigi mes esame dėkingi, nes Dievas mus išaknyjo savyje, mus stato ir tvirtai laiko mus savo rankoje, kad mūsų tikėjimas būtų įtvirtintas ir nesviruotų. Taigi Dievas tiek daug visko padarė mūsų gyvenime. Jisai mus ir tvirtina, ir išaknyja, ir stato, tvirtina mūsų tikėjimą. Todėl mes turime būti už tai labai, labai jam dėkingi. Ir dabar noriu pabaigti keliomis rašto eilutėmis, kurios mums dar kartą primena apie Dievo padarytą darbą, kad mes esame Dieve, mes esame jame, per šventąją dvasią, kuri naudoja mūsų ugdymui Dievo žodį. Tai čia eilutės yra Apaštalų darbų 20, 2 Petro 3 ir Efeziečiams 4:13. Čia toks vienas autorius taip gražiai sudėjo tas eilutės, aš jums paskaitysiu, kurios irgi visą, atrodo, esmę atskleidžia, ką mes šiandien ir išmokome. Ir paskaitykim pabaigai. O dabar, broliai, pavedu jūs Dievui ir jo malonės žodžiui, Dievo žodžiui, kuris turi galę jūs išugdyti. Malonė ir mūsų viešpatės ir gelbėtojų Jėzus Kristaus pažinimu, kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sūnaus pažinimą. Tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko, kad daugiau nebebūtume kūdikiai, siūbuojami ir nešiojami, bet kokio mokymo vėjo, žmonių apgaulės, gudrumo vedančiai paklydimą, bet kalbėdami tiesą meilėje, augtume visame kame į jį, kuris yra galva,
Kristus. Amen. Pasimelskime, sėdėkit. Brangus Dieve, ačiū Tau Dieve už Tavo žodį. Ačiū Dieve, kad Tu tiek daug dėl visko, dėl mūsų Dieve padarėjai. Ačiū Dieve, kad Tu ėmėsi iniciatyvos Dieve, kad Tu Dieve mus patraukiai, kad Tu Dieve mus įsodinai Dieve, išaknyjai, kad Tu mus statai Dieve, kad Tu mus tvirtinai tikėjimą ir mes tikrai, Dieve, kaip ir Paulius, kaip ir Kolosiečiai Dieve, tikrai Dieve atpažįstam, kad mes turime tuo gyventi Dieve ir kad jeigu Tu esi mūsų viešpats Dieve, jeigu Tu esi mūsų šeimininkas, tai mes ir turim Dieve Tavimi sekti Dieve. Tai turi matytis kaip vaisius mūsų gyvenime ir mes esam labai labai Dieve dėkingi, ką Tu mums suteikiai. Ačiū Dieve Tau už Tavo sūnų, kuris numirė, prisikėlė ir mes turėtume amžiną gyvenimo viltį. Ačiū Dieve už maldą, kad Dieve galime per Tavo sūnų Dieve su Tavim kalbėtis. Ačiū Tau Dieve už Tavo žodį, kad galime Dieve girdėti, ką Tu mums nori pasakyti. Dieve padėk, ačiū Dieve, kad Tu mus išaknyjai, padėk mums Dieve maitintis ir padėk mums Dieve augti ir panašėti vis labiau į Tave. Dėkoju per Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.